Kokias valnaidas kaip kelmų karalis. Pasistatė ant kelmo tą. Labai daug vandens sveikin. Tik buvom džyme. 2 valandas net buvom. Išnaudojom max. Dabar valgom morkytę su humusu. Sportavom šiandien belė kaip. Ką tau Jakubui skauda? Man skauda rankas ir kojas biškį. Man irgi jaučios rankos. Mes darėm viskų ten pristraukimą. Ir šlaunis biškį jaučiasi. Bet labai gerai išsiprausiau. Čia yra Taupų ežeras, kuris atrodo kaip vandenynas. Ir jis labai didelis. Baisiai didelis. Gal Lietuva yra tokia didžiulė? Nemanau. Taigi, pradėsime 2 valandų žygį. Įsidėjom bananų, obuolių ir vandens. Labai graža. Jakubas medituoja. Šoka. Gražus kalnas. Nori šoki. Sveiki atvykę į mūsų turą. Dabar, kai laukia šalta, čia yra mūsų saugi vieta. Laukia yra 6 laipsniai ir bus blogės. Taip, taigi pristatykime. Šio vakaro viešnia. Rimgailė. Šio vakaro maistas. Sumuštiniai. Batonas tiesiog. Šio vakaro dievas staliukas. Tai va, ir tiesiog va taip va. Įsikūrę savo mašinytę valgysime. Valgysim sūrį. Dar kamambrį sūrį valgysim su mandarinais. Nes vynukas labai brangus. Labai jauku čia žai. Ja. Ir tikiuosi nereiks išeiti lauką. Reikės tiesiog tirplytis dantis. Aš apie tai negalvoju. Mūsų langas apledėjo naktį. Jis vis dar užledėjęs? Jau atšilo. Belia kaip šalta buvo. Kiek buvo? Laipsnių 0 buvo. Ai. Mes miegom prie 0. Žolė atrodo taip. Visiškai apledėjus kažkokia šalna. Ai. Blogai. Rimgailė tiesiog dramatizuoja dėl vlogo. Aš net nebijau šitą vietą. Tai Rimgailė turėtų nebijoti visiškai. Esam dabar kažkur šalia debesies, bet ten yra didžiulis gražus kalnas. Jo, kur nesimato gaila plus 20 minučių. Jo, bet dabar salė kitą kalno pusę kažkur nuėjo. Jo. Dabar čia vaikštam, kur sunkiau jau vaikščioti, jau turistam nerekomenduojama. Tai mes truputį paeisim ir tada grįšiu. Radome sniegą. Sniegas. Mūsų mašinai šiandien irgi bus naktį sniegas. Va, koks kalnas atsivėrė. Daug kemperių. Pagaliau jausimės ne vieniši. Bringing you the 90s track at 9 All Stars, taking off their second album, Extra Lounge. 100.4. Ausis kempai. Galimai nieko nesimatys, nes oras yra toks.
įdėsiu nuotrauką, kokia turėtų būti mūsų expectations. Man tai labai geras rytas, nes aš atsikėliau iškart ir nusiplovau veidą šiandien net. Ir užsidirbau net kremo. Ką dažniausiai labai tingi daryti, nes būna ten šalta. Ir tiesiog labai gera nuotaika buvo, dar paskambinau Martai. Ir košė žiauris skanigavos. Tai labai gera proporcija gavos, labai viskas puikiai. Mes lipam tokiais laiptukais. Jau labai ilgai, kiek laiko lipam. Nežinau, žinybę. Jo, ir jie tiesiog tokie patys ir visur tęsis ir niekada nesibaigia. Ir vaizdas lygiai toks pat. Ir vaizdas vis laik yra. Dabar dar gražesni medžiai. Prieš tai buvo šiaip kažkaip šeberkštynai. Šitas kelias yra išbandymas. Psichologijos. Taip, psichologijos kursai. Skaičiau Google reviews, kad einant žmonėms labai uždavau nulipinėja ir grįžinėja, nes sakėm, užkniso eiti per šitą monotonišką vaizdą. Bet nusirašė, kad labai apsimoka nueiti iki galo ir pamatyti tą ežerą ir kalno atspindį. Tai jeigu mes dar jo nepamatysim, tai nebus labai malonu. Jokūbas yra už tai, kad bus debesis ir nieko nematysim, aš esu už tai, kad matysim. Pažinomas? Pažinau. Iš ko? Snickers. Bet pavyzdžiui, ką tik prieš sekundę buvau audra ir dabar pradėjo šviest saulė. Mes papuolėm ant Dievos skersvėjo. Sužinojom, kad ten nuėjom. Tomai gyvos pasirodo, ne ten nuėjom. Dabar reikės višpličiai atgal. Bet nieko tokio, jeigu tikslo lipa tik tais 29 minutės. Viskas, mes jau atėjom. Pagaliau.